pirmasis siekė įvesti lietuviškas pamaldas, bet pavyko tik tai vieną dieną jas pravesti ir tai su didžiausiais kliuviniais, o paskui po visų tų Lenkų keltų triukšmų buvo bažnyčia net kurį laiką uždaryta, kol susireguliuos tie santykiai tarp lietuvių ir Lenkų. Taigi bandymai tokie labai gražūs lietuvybės diegimui, tai čia tokie daug tokių niuansų ir jūs, kai skaitysite ir norėsit susipažinti, ten parašyta knygoje surinktos medžiagos iš laikraščių, įvairūs atsiliepimai, įvairūs pastebėjimai. Iš laikraščių netgi parašyta toks momentas, kaip prieš įkuriant Vilniaus draugiją, Liudas Gira rašo, kad kurti lietuviškumo židinį čia Vilnijos krašte pirmiausiai reikia lietuviams įrodyti, kad jie yra lietuviai. Steponavičius šito siekė visa ryto draugija. Na ir tokie pristatymai turėtų plačiau paskleisti ir mūsų kovą dėl lietuvybės, mūsų pastangas skleisti ir lietuvybę, ir tikėjimą, ir visas tas dvasinės tiesas. Na, o dėl pačios knygos išleidimo, tai išleista Zarasų savivaldybė padėjo, buvo renkamos lėšos ir aš džiaugiuosi su Kupiškio kraštu. Šita knyga vis vien susieta yra tuo, nors aš dokumentuose niekur neradau, kad būtų Steponavičius lankęsis Kupiškio krašte, būtų čia kažką daręs, nieko neradau, nors jis priklausė, daugiausiai dirbo Panevėžio vyskupijoje, bet Kupiškio krašte duomenų nėra. Bet su Kupiškio kraštu jį susiejo vienas kupiškietis, toks tautodailininkas Virginijus Sankauskas. Pasisiūlė kažkiek tai mecenuoti šitą knygą. Tai yra unikalus dalykas, kad žmogus, įsivaizduokite, pats menininkas, taigi vis vien ubagas yra. Tai jeigu pats menininkas ir siūlo, žodžiu, iš savo paskutinių, sakykime, tų lėšų siūlosi padėti ir padeda, ne tik tai, kad pasiūlo, tai yra didžiulis dalykas. Tai vat per tą poną Virginijų yra susieta ir šita knyga su Kupiškiu. Noriu perduoti nuoširdžiausius linkėjimus nuo Kupiškio rajono savivaldybės mero. Kuo geriausios sveikatos jums, būkite laiminga. Ačiū jums labai ir tikiuosi, tai bus ne paskutinis jūsų mokslinis darbas. Jeigu jūs paremsite leidybą. Šia ypatinga proga noriu jums įteikti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos kultūros švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštą jums už mokslinio leidinio kunigas Jonas Steponavičius, švietėjas ir lietuvybės puoselėtojas sudarymą ir leidybą, už svarų indėlį į visuomenės švietimą ir mokslinės informacijos sklaidą savivaldybės gyventojams. Tai nuoširdus ačiū jums. Ačiū labai. Aldona yra dalis tos kančios ir aukos, kurią visi turime patirti. Ji nemažai kankinasi, kol tas knygas parašo, o paskui tikrai, kol jas pristato. Tai toks humoro dalykas, žinau, kad neužsigaus, neįsižeis, bet kai teko jau skaityti dar neišpublikuotą knygą apie kunigą daktarą Joną Steponavičių, pagalvojau, kad mums su kunigu Albertu iki tokių dvasininkų toli gražu, nežinau, ar galima tokia būti įvairiapusė ir visai asmenybė kaip daktaras Jonas Steponavičius. Labai džiugu, kad tokie leidiniai ir daktarės Aldonos ir jūsų pastangos čia dalyvauja, prisidedate prie tos istorinės atminties išsaugojimo ir puoselėjimo, nes galime būti ta karta, kuri mėgsta šiandien sakyti, kad Lietuva prasidėjo nuo jų. Nuo kompiuterio, nuo kažkokio stiklinio biuro ar nuo dar kažko, bet mes puikiai žinome ir parodom, kad Lietuva prasidėjo nuo daug anksčiau, nuo žmonių pastangų, kurios
dažnu atveju buvo labai nematomos ir nekasdieniškos, ir naujos, ir neįprastos, bet jie stengiasi. Ir kunigo Jono Steponavičiaus vaidmuo, jisai, kai žiūri, supranti, kad mažiausiai, kas jis buvo visam savo gyvenime, tai dvasininkas. Daugiausiai buvo visa kita, bet mažiausiai buvo dvasininkas. Tai šiandien jisai pavyzdžių dabartiniai dvasininkijai būti šituo aspektu negali. Šiandien kunigas, dvasininkas mažiausiai turi būti visa kita ir daugiausiai dvasininkas. O vis dėlto iš praeities tavo sūnus, tai stiprybė semia. Mane labai, kai skaičiau knygą, jau kaip ir truputį senokai buvo, tai kai ką reikėjo atšviežinti, pagalvojau, kad vis dėlto mes niekada nesame tik viena tapatybė. Ir popiežius Pranciškus labai gražiai kviečia, kad ir dvasininkai turime išeiti iš savo zakrastijų, turime išeiti iš savo klebonijų į tuos kontekstus ir į tas vietas, kur mus įsileidžia ir kur mus dar kviečia. Nes vis mažiau įsileidžia ir vis mažiau kviečia. Ir kadangi artėja Velykos, tai mano višta padėjo jai kiaušinį, o aš kitame projekte dalyvaudamas su Gediminu Žuku, mes išleidome 6 knygas popiežiaus Benedikto XVI Jozefo Ratzingerio, kai dar buvo veikiantis popiežius trečiadienių katechezės, jos teminės buvo. Tai viena iš tų knygų yra Didžiosios moterys, Didžiosios bažnyčios moterys. Ir čia jų ne viena yra, o vienos nėra. Daktarės Aldonos Vasiliauskienės nėra. Tai kažkas apie ją dar parašys, bet jį tegul pasiskaito, kad ji neiškrenta iš konteksto bažnyčioje ir kad jinai ir toliau tegul būna viešpaties ir Dievo Marijos ir šventųjų palaikoma. Tai su mūsų visų plojimais. Moterys, apaštalai pirmieji tikėjimo liudytojai, viduramžių teologai, apaštalas Paulius ir bažnyčios tėvai. Tai ir jūs skaitykit, ir jūsų skaitytojai tegul skaito. Jeigu nors kiek pasitikit mano asmens rekomendaciją, visiems verta ir naudinga, išganinga, reikalinga ir įkandama bei suprantama. Šiek tiek pratęsiant galbūt ir Gedimino mintį apie tą Jono Steponavičiaus visapusiškumą, tai jeigu žmogus galėtų kalbėti, įdomu, kaip jisai bendravo su arkivyskupu palaimintoju Jurgiu Matulaičiu, kokie jų buvo tarpusavio santykiai, nes jo amžininkas. O žinot, iš vis įdomu, tai kai jau tas ateina vokiečių laikotarpis ir žmogus turintis autoritetą, 43-45 metai, koks jau yra postas. Kai jau žydų vykę pogromai, jisai užima, priima sprendimą, sutinka būti Zarasų apskrities viršaičiu. Noriu pasakyti tik tiek, kad prie knygos prisidėjau bėgdama iš paskos Aldoną, nešdama jos čemadanėlį ir veždama į Zokorių kaimą, kuriame jinai ten susitiko su gyvenusiais. Ieškojom mes kartu, radom, viskas tvarkojom ir mes tiesiog turėjom gerą laiką tenai pasibūti ir daug įdomu sužinoti apie kunigą Steponavičių. Knygoje yra vienas straipsnis, tai daktarės Aldonos labai didelės draugės, docentės Irenos Romaneckienės, kuri yra Šiaulių universiteto buvusi dėstytoja, straipsnis, kuriame labai gražiai iškedenta, išdėliota visa daktarės biografija. Tas straipsnis yra vadinasi taip: Lietuvai svarbių asmenybių garsintojos darbų, dar viena unikali knyga. Mažas miestelis Kupiškio rajone Skapiškis išaugino didelę asmenybę.
Tai vad neieškodavo žodžio kišenėje, toks teko daug su juo bendrauti. Palaidotas jis yra Kauno, prie Kauno katedros šventoriuje. Su tavim, kada svajoju, ir svajonės daug gražesnės tos. Ties kamu ir ties obels žiedu baltuoju, rodo žvaigždės giedrius birtų